Labas rytas. Šitas video bus tarsi atsakas paskutinių savaičių pamastymams, kuriais dalinatės komentaruose. Didžioji dalis tikriausiai iš sporto grupės, nes ten vyksta irgi sporto dramos, bet kurios bendrai atliepia mūsų psichinę tikriausiai sveikatą. Tai tol, kol mes kitaip tariant, visos mūsų problemos prasideda galvoje. Labai mažai gyvenime turim tikrų problemų, kurios prasidėtų kitur, o ne galvoje. Kitaip tariant, tie atvejai tikriausiai, kai fiziškai esam sužaloti, tada galim sakyti, kad problema tikrai yra fiziologinės prigimties, jinai ne galvos sukurta. Kai kažkas atsitinka mūsų aplinkoj, kas paliečia vienaip ar kitaip tiesiogiai mūsų kūną, tai yra problema, kurią kažkaip faktiškai galėtume apčiuopti. Dauguma mūsų problemų mes susižalojame arba kitaip patiriame kažkokį tai žalą kūnui gana retai. Kitos problemos dažniausiai atsiranda mūsų galvoj. Nes mes apie tai galvojame tam tikras mintis, kurios yra tarsi mūsų nuolatiniai palydovai, įsitikinimai. Ir mes tarsi gyvename nuolatiniai minčių apsuptyje. Mes būtume viduje, bet aplinkui yra kažkokia tai siena, mūsų tvirtovė. Ir ant tos sienos nuolat lipa ir į viršų ten iš mus per tas tvirtovę sieną perlipusio, žiūri mintys ir bando ten mūsų visaip šokinėti iš viršaus ir mus pulti. Ir tos mintys, jeigu jos būtų visos malonios, tai tas puolimas būtų malonus. Jeigu tos mintys nuo ryto iki vakaro mums sakytų, kokie mes faini, kokius gyvenam fainus gyvenimus, kokie mūsų faini santykiai, kokie mūsų faini vaikai, kokie mūsų faini vyrai, kokie faini namai, kokios mes pačios fainos, tai tas puolimas gal ir atsibostų kažkada, kad tiek daug svečių nuolat, bet būtų malonus. Bet kažkaip biologiškai, vėlgi dėl tos pačios priežasties, dėl rūšies išlikimo, mums daug natūraliau galvoti mintis, kurios yra nuolatinė kritika, vien su ta intencija, kad per daug neužsimiegotumėm, nes nepamatysim, kaip ir kas iš kur ateis ir pabaigs mūsų rūšį. Kitaip tariant, užpuls, sunaikins ir mes išnyksim. Todėl daug natūraliau mums galvos mintys, kurios yra kritiškos, kad mumyse nuolat palaikytų budrumą išlikimo klausimais. Tik tai tiek, kad, kaip ir minėjau, tų fiziologinių grėsmių mums ir išlikimo klausimų yra vis mažiau ir mažiau šiomis dienomis. Aišku, žiūrint su kuo lyginam, tai lyginam su tais labai senais laikais, tai iš tikrųjų gana mažai, nes mes visi ir šiltai sėdime ant kėdės, kuri yra patogi ir minkšta, ir gerime vandenį iš krano, ir maistą imame iš šaldytuvo, nereikia ieškoti, medžioti, žvejoti ir panašiai. Tai mūsų aplinka, fizinė aplinka yra gana komfortiška ir to tokio tiesioginio pavojaus mūsų fiziologiniam būviui yra gana mažai. Bet mūsų smegenys ir toliau nuolat pavojaus tyko ir nuolat siunčia tas tokias gana kritiškas mintis apie mus ir aplinką su intencija išlikti, kad mes išliktumėm. Tai kol mes suteikiame mintims svorį ir kol mes nebandome ieškoti būdų, kaip save patirti be minčių, tol tai yra nuolatinis maratonas. Ir nes tų minčių, tokių kritinių, jų labai daug, nes smegenys nuolat jas gamina su ta pačia intencija, kad tik mes išliktumėm. Ir mes, kad ir kaip greitai bėgame, kažkuria prasme tų minčių daugiau negu mūsų pajėgumas bėgti. Ir už tai tos visos diskusijos ir komentarai apie tai, kad vieną dieną visai gerai jaučiuosi, o kitą dieną visai nenoriu nieko, jaučiuosi blogai, viskas netinka, galvoju tik neigiamus dalykus ir apie save, ir apie vaikus, ir apie vyrus, ir net sportuoti nebenoriu, net ir tame nebandau prasmės, koks skirtumas, koks tikslas, nieks nepasikeis, iš esmės gyvenimas tiek liks skausmingas, man vis tiek skaudės, man skauda nuo ryto iki vakaro, aš pati nelabai žinau kodėl, bet skauda, nes norėčiau gyventi kitaip negu gyvenu. Visa tai yra bandymas pabėgti nuo tų minčių iš tikrųjų, kurios nuolat mus apsupusios ir mes nerandam poilsio nuo jų, mes nerandam mygtuko, kaip jas išjungti.
Ir visos praktikos, kitaip tariant, mes negalim, va taip gerai atsisėdu ir dabar negalvosiu, nenoriu minčių, negalvoju, eik iš čia, negalvoju. Tai yra labai didelės pastangos ir mes negalim to ilgai daryti, mes galim taip 2 minutės suvaidinti tą minčių atstumimą ar sakyti, kad negalvoju, bet po to jos vėl grįš ir tikriausiai grįš dar stipriau, nes jos pajus, kaip mes bandėm naujo atsiriboti, tai staiga visos tos per 2 minutės nesakytos mintys mus vėl užpuls iš naujo ir jos sugrįž ir ilgalaikį perspektyvą taip neįmanoma kažkaip užsitverti nuo minčių ir jų neprisileisti. Vienintelis būdas, kurį mes turime sumažinti minčių įspaudą mumyse, yra nukreipti dėmesį kažkur kitur. Panašiai, jeigu tvarkomės namuose, vienintelis būdas nesitvarkyti virtuvėje, tai yra tvarkytis vonioje, arba tvarkyti salone, arba tvarkyti sodą. Arba išvis vienintelis būdas nesitvarkyti, tai yra nukreipti kūno dėmesį, kūno energiją į, rašymą, mezgimą, pietų gaminimą, darbą, žaidimą. Tai yra, kai mes savo dėmesį paimam iš vienos veiklos ir jos neveikiam todėl, kad mūsų dėmesys investuotas kūno pagalba kitoje veikloje. Mes negalim vienu metu groti pianinu ir tvarkytis virtuvę. Arba virtuvę tvarkomės, arba grojam pianinu. Tai lygiai taip pat mes negalim vienu metu ir galvoti, ir būti dėmesį sukoncentravę kažkur kitur. Pavyzdžiui, kai jūs pirmą kartą mokotės kažkokį žaidimą ir bandot suprasti taisyklės, jūsų visas dėmesys yra skirtas tam ir jūs negalite tuo pačiu metu galvoti minčių apie, mano santykiai nieko verti, ką aš gaminsiu vakarienį, kiek jau valandų, ar vaikas atsikėlė, ar dar tik eis miegoti, šiuo metu nustojo miegoti, kad tai iš viso reiškia. Jūs negalite galvoti visų šitų minčių. Jūs nesijaučiate tuo metu puolama tų minčių, nes jūsų dėmesys taip stipriai sufokusuotas į kažką kitą. Pavyzdžiui, susivokti naujo žaidimo taisyklės. Jeigu, pavyzdžiui, žaidžiate kažkokį tai žaidimą, kai žaidžiate bet kokį žaidimą, futbolą, krepšinį, stalo tenisą, jūsų visas dėmesys taip sufokusuotas į aš koordinuoju rankų ir kojų judesius, kad pataikyčiau į kamuolį, kad jūs negalite tuo metu galvoti minčių, nebent jūs stovit vartuose, laukiat žaidėjų, kurie žaidžia kitam futbolo aikštės gale, jūs stovit vartuose, nieko neveikėt ir tada vėl pas jūs galite eiti mintys, nes tuo metu jūsų dėmesys laisvas, jisai niekur neįdarbintas. Bet jeigu jūs pati tuo metu vejatės kamuolį ir bandote įspirti į vartus, jūsų dėmesys gali būti tik tai ten. Jūs tuo metu negalvojate jokių minčių, nejaučiate, kad jūs mintys gyvena jumise ir ten nuolat verda. Tai vienintelis būdas yra sumažinti minčių įtaką mūsų gyvenime, kuriuose mes nuolat verdame, yra nukreipti sąmoningai dėmesį kitur. Ir už tai ir ta praktika, kurią mes ir čia esame grupėje darę ne kartą su Dovilė, dėmesio koncentravimas į pojūčius kūne. Ir yra apie tai, kai aš mokausi mažais laiko tarpais, periodais, minutę, 2, 3, 4, 5, dėmesį kreipti į kažką kitą, tai į kūno pojūčius. Jeigu pradėt sunku, jeigu jaučiat, kad mintys nuolat dūzgia, tik pagalvoju apie, čia suplakė širdis ir vėl ten, palauk, kaip čia atsiguliu, kiek čia turiu laiko, kada, kiek čia dabar valandų, ką po to reikės daryti, bet trūksta bulvių, jeigu sriubą virsiu. Jeigu jaučiat, kad labai sunku susikoncentruoti į kažkokį tai pojūtį, tai paaštrinkite jį. Pavyzdžiui, atsigulusi ir stebėdama savo kūno pojūčius, prieš tai pašokinėkite į orą, kad širdis plaktų stipriau, nes tik tai šiaip klausyti širdies, kuri plaka ramiai, gali būti sudėtinga pirmais kartais. Tai pašokinėkite, pasportuokite, kad sklustas širdis būtų tuk, 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 nes bus lengviau koncentruoti pojūtį tą tuk, 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 nes jeigu mes atsigulam stebėti pojūčių, bet mes nuolat mintyse, tai mes nepajusime atsipalaidavimą. Mes turim, bet taip ir įsivaizduoti, kad jūs žaidžiat stalo tenisą, arba aš nežinau, bandau sugalvoti žaidimą, kurį visi žaidžia, nes stalo tenisą žaidžiu, arba metu krepšinio kamuolį į krepšį. Aš tuo momentu, kai taikausi, aš juk visų kūnų bandau apskaičiuoti trajektoriją, kuria kamuolys skris, kaip aš pakelsiu ranką, kokiu kampu mesiu, kaip man geriau atsistoti. Aš esu visa tame.
Tai lygiai taip pat, kai aš stebiu kūno pojūčius, aš turiu visą dėmesį skirti jiems, nes tada mintims nebus ko pasimti. Mano dėmesys jau užimtas. Tai vad, kaip prie to priartėti, tai galbūt pradėti nuo stipresnio pojūčio. Galbūt prieš atsigulant dirbtinai susikelti savo pojūtį kažkokį. Jeigu jums sunku stebėti, nes iškart jaučiat, kaip mintys nušoko, praėjau 10 minučių, aš net nesusivokiu, kad pradėjo 10 minučių ir aš nieko nepastebėjau, aš nuolat galvoju. Galbūt prieš tai jūs galite susišaldyti rankas arba kaip tik sušildyti rankas, kad stebėčiau šaltas arba šiltas rankas, nes tada visai kitoks pojūtis. Pagalvot, kaip suaštrinti tuos pojūčius, pradėti nuo kažko stipresnio ir tada palaipsniui eiti prie kažko, kas nėra taip stipru, bet mano dėmesys gali išsilaikyti tame. Vėlgi, reguliariai, kai tik pastebiu, bet vėlgi pirmais kartais tas pastebiu, gali tik po 10 minučių, aš tik po 10 minučių pasivėjau, kad aš nuolat galvojau atsigaus. Bet taip dažnai, kai tai pastebiu, nemaitinti dėmesio minties. Tai yra, kai tik pastebiu, kad aš vėl susigalvojau, tai palauk, o kame aš ten buvau? Ok, taigi buvau širdies stebėjime. Ir vėl grąžinu dėmesį į širdies stebėjimą. Tai yra daugiau galbūt toks vidinio nuosprendžio klausimas, kad aš nusprendžiu, kad taip dažnai kaip mintys aplanko ir aš pastebiu, aš grįžtu prie to, ką dariau prieš tai ir susikoncentruoju į kažkokį tai. Jeigu sunku stebėti su kūnu iš pat pradžių, nes tarsi nuobodu ten, o tos mintys tai gyva labai. Tai gali pasiimti kažkokį fizinį veiksmą, pavyzdžiui, tą patį kamuolį, jeigu turit. Visų namuose tikriausiai yra po kamuolį, tol kol vaikai auga. Pasimti kamuolį ir mėtyti iš vienos rankos į kitą. 1, 2, 1, 2, 1, bet mano dėmesys kamuolyje. Aš jaučiu, aš matau iš vienos rankos į kitą kamuolį. Aš jaučiu, aš matau. Kažkurio momentu, kai labai išmoksit mėtyti ir padarysite tikrą profį, jūs galėsite vienu metu ir mėtyti ir stebėti, tai reikia užduotį pasunkinti. Kažkas, kas reikalautų jūsų dėmesio. Aišku, su laiku jūs išmoksite dėmesį sugrąžinti prie kamuolio. Bet aš ne šiaip, kad mėtau kamuolį ir taip, ir vėl kažkaip galvoju, bet aš sukoncentruoju į kamuolį. Taip, 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 taip. Aš jaučiu, kaip kamuolys iš vienos rankos į kitą. Susigalvot kažkokią tokią fizinę užduotį, kuri reikalautų jūsų dėmesio, kuri nesavaime gautųsi, kurią aš turėčiau tuo metu mano dėmesys, arba net jeigu ir man gausi savaime, tuo metu mano dėmesys visas sutelktas tik į tai. 1, 2. Ir skaičiuoju, pavyzdžiui, galite pridėti skaičiavimą pačiai pradžiai. Skaičiuoju 100 permetimų. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ir aš stengiuosi visą tame būti. Aš jaučiu, kaip kamuolys atsimuša į ranką. Aš skaičiuoju, aš matau kamuolio spalvą. Ir kai tik pajaučiu, kad jau taip lyg jau savaime gaunas automatu ir vėl ta mintis, palauk, kiek čia dar liko, aš vėl pradedu galvoti. Nieko tokio, aš grįžtu į tai, ką darau. 1, 2, 3, 4. Tai yra apie gebėjimą išlavinti savyje galimybę ir gebėjimą nukreipti dėmesį ten, kur man patogu. Ir kai mes pradedam apčiuopti, bet kaip kažkoks raumuo pradeda formuotis, mes pradedam apčiuopti, kaip mes jį galim naudoti. Ir mes pradedam apčiuopti situacijas gyvenime, kur kai ateina visos tos mintys lavina vėl, kaip aš nieko verta, kaip kažkas nieko vertas, kokie blogi santykiai, kaip aš nieko nežinau, kaip aš nieko nemoku, kaip man nieks neišeina, kaip viskas blogai. Aš sakiau, ok, čia apie tai. Čia dabar apie tai, kad aš savo dėmesį nukreipčiau į kažką kitą ir nemaitinčiau tų minčių, kurios iš savęs neturi jokios egzistencijos. Jeigu aš jomis netikiu, tos mintys yra kaip lietaus lašas, nukrito iš dangaus ir nukrito ant žemės. Ir pradingo. Bet jeigu aš ją pradedu maitinti tą mintį savo dėmesiu ir aš suteikiu į svorį ir sakau, iš tikrųjų, nieko vertas tas mano gyvenimas, tada jinai turi galios man. Tai atpažindama, kad, čia aš vėl, vėl patikėjau, tuos mintys užpuolė mane visiškai ir aš jomis patikėjau, aš atpažinusi, tai nukreipiu dėmesį į kažką labai paprasto, į tai, ką jaučiu, į tai, ką matau, į tai, ką girdžiu, koncentruoju dėmesį ten. Arba galbūt koncentruoju dėmesį vėliau, nes pradėti nuo kūno pojūčių, fizinių pojūčių lengviau,
Bet vėliau galbūt aš suprantu, kad tai va dabar ką tik buvau šitą mintį labai ilgai galvojau ir patikėjau, kad vėl mano gyvenimas nieko vertas. Aš noriu kreipti dėmesį į mintį, kad mano gyvenimas vertas, kad mano gyvenimas gražus, kad aš turiu kuo gyvenime džiaugtis, kad mano vaikai sveiki, kad mano vyras sveikas, kad aš esu sveika, kad aš turiu draugų, kad ir kokios tai būtų kitos mintys, jos irgi yra lygiai tokios pačios teisingos apie jūsų gyvenimą. Tik tai dėmesys yra nuolat į tas kitas mintis, nes tos kitos mintys ateina su intencija jūs nuolat, tai tarsi spirti į reguliariai užpakalį, kad jūs nuolat neužmigtumėte, būtumėte budri, išgyventumėte, tobulintumėtės, daugintumėtės ir išlaikytumėte savo rūšį. Bet mes galime atskirti, kad tos mintys iš tikrųjų nebe tokios aktualios šiandien, nes mes gana saugiai gyvenam ir kad galim savo dėmesį ir intenciją skirti, palaikyti toms kitoms mintims apie mane, kurios yra man naudingos, kurios man padeda gyventi, padeda kurti santykius, padeda džiaugtis gyvenimu, padeda atrasti prasmę, padeda mėgautis tuo, kaip aš gyvenu. Vėlgi jaučiuosi ribota žodžiais. Ir tikriausiai todėl tai mano įrašai tokie ilgi. Nes tardama kiekvieną žodį aš suvokiu ir jo ribotumą tuo pačiu metu. Kaip sunku, todėl kad žodžiai, jeigu pastebėsim, žodžiai iš savęs jau mus skiria ir mus padalina. Mes neturim visapusiškų žodžių, mes turim žodį, kuris atspindi tik tai vieną tiesos dalį. Mes turim žodį šviesa ir kitą tamsa. Mes neturim žodžio, kuris apjungtų visą tai. Žodžio, kuriame tilptų ir šviesa ir tamsa. Todėl žodžiai jau dalina. Jie jau tarsi mažiausiai dvi dalis atskiria viską. Ir todėl tikriausiai jaučiu tą ribotumą, kai noriu į žodžius įdėti patirtį ir ją perteikti jums, suvokiu, kiek iki galo tai tikriausiai neįmanoma. Ir kaip galima ilgai kalbėti, o patirti užtenka sekundės. Ir to patyrimo kelio irgi negaliu perteikti žodžiais. Jūs kiekvienai galit atrasti ir patirti per save. Ir tik turėdamos viduje tą patyrimą, tada mano žodžiai, kažkada girdėti arba girdimi, bus tai, į ką tie žodžiai visą laiką įrodė. Bet į tą patyrimą ir staiga tada viskas tarsi sutampa. Ir staiga pasidaro aišku, bet apie tai visą tai buvo. Bet tai, kad žodžiai parodytų kažką, mes turim turėti tą tiesą, tą patyrimą jau viduje. Man dažnai tokie dalykai atsitinka, kai aš skaitau knygą. Aš skaitau knygą ir knygoje kažkoks žodis, kažkokia frazė, kažkoks žodžių junginys parodo į tai, ką aš jau žinojau savyje, jau turiu tai savyje. Žodžiais nieko iš savęs neišgalvoja ir nesukuria kažkokios naujos tiesos. Žodžiai tik tai parodo nukreipia į kažkokias vidinės tiesas, kurias mes visą laiką viduje turėjome, jeigu turėjome tas patirtis. Tai vat norisi jūs paskatinti eiti į savęs pažinimą per patirtį, per suvokimą, kad tos mintys, kurios mus laiko užpuolusios mūsų galvoje, kad jos netokios tvirtos, netokios solidžios, netokios tikros, kad jeigu mes prieisim iš arti ir jas iš arti išnagrinėsime, suvoksim, kad nieko nėra už to koncepto, tarsi rūkas ir kuo tu toliau eini į vidų, tuo suvoki, kad tuo mažiau ten stabilumo ar kažkokio apskritai pagrindo, tuo daugiau erdvės, o ne tvirtumo. Kad ta mintis tokia galinga, kuri mane laiko savo įkaitį, iš toli atrodo labai stipri ir tvirta, bet iš arti aš tarsi nieko nerandu apčiuopiamo, į ką galėčiau tą mintį suvesti. Apskritai, jeigu galvoja mūsų galva perpiltų per pusę, nieks ten nerastų jokios minties. Tai, kas kelia tiek daug skausmų mūsų gyvenime, nėra tam jokio fizinio įrodymo, kurioje smegenų dalyje gyvena mūsų mintys, į ką jos panašios. Nėra to, mes nupjovę galvą nerasim minčių. Kažkas, ką generuoja mūsų smegenys, kas neturi jokios
fizinės tikrovės, kas yra tarsi kaip muilo burbulai, kyla ir sprogsta, o kiek daug tai įtakos turi mums, kiek daug per tas mintis mes save matome, kiek daug mes per jas tapatinamės ir kažką apie save galvojame. Tai vat vėl prikalbėjau 20 minučių. O taip norėtųsi tiesiog atsisėsti ratu, duoti ranką jums visoms ir kartu rate pajausti, patyrinėti pojūčius, pajausti ir patirti atsipalaidavimą ir išsilaisvinimą nuo išorinių gniaužtų, kurie net tokie solidus, kokie atrodo.